Kai tu pradedi kokią nors kelionę, nuo ko pirmiausiai pradedi? Nesvarbu, ar tai būtų pažintinė kelionė, ar tai turistinė, ar poilsinė. Greičiausiai, kad pradedi nuo paieškos bilietų, greičiausiai paklausinėjai savo pažįstamų ar draugų, kur jie buvo, ką matė, ar tau ten bus įdomu. Nuo ko reikia pradėti, jeigu tu pradedi savo kelionę į sveikatinimąsi. Jei nori tiesiog būti sveikas, ilgamžis, gerai jaustis, kad būtum energingas, darbingas, kad nebūtų visokius depresijos, panikos atakus ir be abejo vyriškos problemos su tavo sveikata. Nuo ko pradėti? Pirmiausiai pradėk nuo to, nuo ko pradeda visas normalus pasaulis. Tarsi Japonijos ilgamžiai, arba gyvenantis Pakistane, ar kitur. Nuo ko? Nuo vandens, todėl kad tai yra didžiausias kiekis tavo organizme. Tave sudaro apie 70% vandens ir apie 30% visų mikroelementų, mineralų ir taip toliau. Pirmiausiai rūpinkis savo vandenimi. Neterškio, gerk šarminį, koralinį vandenį, kuris yra stebuklingai paveikus tavo organizmo sistemoms. Jeigu kyla daugiau klausimų, parašyk man, būtinai paklausk, pasitark su manim, arba sakyk, ei, bičiuli, gal gali pasidalinti nuolaidą, kurios man reikia, kad galėčiau gerti tokį vandenį, kaip geri tu. Taip, aš tokį vandenį geriu visą laiką, net bėgant ilgas distancijas. Pažiūrėk mano video, pažiūrėk mano story, suprasi, apie ką aš šneku.